Dėl naftos strategijos vingrybių karo metu gali net galva apsisukti. Galite paklausti, palaukite, ar kalbama apie karą Ukrainoje ar apie karą Irane? Į tai atsakau taip. Šiandien daugiausia dėmesio skirsime Ukrainos situacijai. Šią savaitę Ukraina surengė kelias didelio masto atakas prieš tolimą naftos infrastruktūrą. Sprogimai išjungė apie 40% Rusijos eksporto pajėgumų, panaikindami Rusijos tikėtus laimėjimus iš Gedakano karo, ribojusio žaliavinės naftos tiekimą. Tai svarbus konflikto momentas, vertas dėmesio. Atsukime laiką atgal, kad suprastume, kiek kartų Ukraina keitė savo naftos infrastruktūros strategiją ir kodėl mes šiuos sprendimus. Tikriausiai jau matėte šį pagreitintą vaizdo įrašą šiame kanale. Jame rodoma platesnė Ukrainos energetikos infrastruktūros kampanija nuo praėjusių metų vidurio. Jei kelias sekundės nemirksėsite, pamatysite, kad dauguma taikinių – naftos perdirbimo gamyklos. Atsiprašau, stebėjimo priemonė baigėsi 2025 metų, bet Maduras ir Ajatola atitraukė mano dėmesį. Užtenka pasakyti, kad kampanija tęsiasi ir vystėsi. Kampanijos pradžioje naftos perdirbimo gamyklos buvo tinkamas taikinys. Jos yra naftos vertės grandinės viršuje. Žalia nafta verta mažiau nei benzinas. Sunaikinus rafinuotus produktus, visi iki tol panaudoti darbai ir kapitalas iš esmės iššvaistomi. Nepakenkė ir tai, kad naftos perdirbimo gamyklos lengvai pažeidžiamos. Įsivaizduokite cisterną su degiais skysčiais, stovinčias lauke ir laukiančias kol kas nors uždegtuką. Tokių galimybių Ukraina siekia ankstyvose ilgojo nuotolio dronų programos stadijose. Nereikia galvoti, kaip prie drono tvirtinti didelę kovinę galvutę. Atgabenkunk lengvą sprogmenį, o pačios Rusijos degų skysčiai padarys likusį darbą. Strategija pasikeitė, kai CŽV aptiko konkrečią naftos perdirbimo gamyklų dalį, kurią Rusijai būtų sunku suremontuoti. Ukraina galėtų taikytis į ją, o ne į kuro bakus, kad smūgiai būtų efektyvesni. Jungtinės valstijos padėjo planuoti dronų maršrutą iki taikinių. JAV žvalgyba galėjo geriau stebėti, kaip Rusija kasnakt išdėsto gynybą, todėl Ukraina išmoko ją apeiti. Baltieji rūmai pritarė, nes tai pašalino pasiūlą iš pasaulinės rinkos. Jungtinėms valstijoms, kaip grinosioms eksportuotojoms, tai ekonomiškai būtų beveik neutralu. Benzino kainos galėjo kilti, bet vartotojams skirtumo galėjo ir nesimatyti. Prie šios minties dar grįšime. Žinote, jūsų tikriausiai nenustebins, kad degalų kainos šiuo metu dominuoja naujienose. Jos gali amerikiečiams kainuoti daugiau nei jų mokesčių grąžinamos sumos, o net ir paštas prie siuntinių pristatymo prideda kuro papildomą mokestį. Nekreipkite dėmesio į tai, ką Irano karas daro tarptautinėms rinkoms. Dėka šiandieninio rėmėjo Ground News galime atkreipti dėmesį į lengvai praleistus dalykus. Blind Spot naujienose radau istoriją, kaip JAV sušvelnino sankcijas Baltarusijai, kad sušvelnintų trąšų trūkumo padarinius. Tai mažiau aptariamas Hormūzo sąsiaurio uždarimo aspektas. Dešiniojoje žiniasklaidoje ši istorija buvo aptarta gana mažai. Taip pat galiu rinktis platesnį požiūrį, stebėti tarptautinės naujienas arba labiau mano vietoviai pritaikytą turinį. Apsilankę ground.news/linesonmaps arba nuskanavę QR kodą gausite 40% nuolaidą Vantage planui ir galėsite naudotis visomis funkcijomis bei daugiau. Dar kartą dėkoju Ground News už šio vaizdo įrašo rėmimą. Tai veda prie antrojo Ukrainos strategijos etapo. Kai Rusijos naftos perdirbimo gamyklos buvo išjungtos, Kremliui reikėjo plano, ką daryti su perteklinė žaliavinė nafta, kurią gręžiniai ir toliau pumpavo. Natūralu, kad sprendimas buvo eksportuoti tą žaliavinę naftą į užsienį. Tačiau perteklinės naftos eksportas buvo lengviau pasakyti nei padaryti. Pasaulinė tanklaivių rinka nebuvo pritaikyta po 2022 susiformavusiai sistemai. Anksčiau Rusija eksportuodavo į Europą, todėl tanklaivių kelionės būdavo trumpos. Tanklaiviai dabar plaukia į Indiją ar Kiniją. Pažiūrėjus į žemėlapį, matyti, kad tos šalis yra toliau.
Tada jos kažkaip tapo dar tolimesnės, bent jau tiems tanklaiviams, kurie nenorėjo rizikuoti su husių kovotojais ties Bab al-Mandabo sąsiauriu ir vietoj to plaukti aplink Afriką. Be to, dalis tiekimo iš artimųjų rytų, anksčiau vykusio į Kiniją, dabar turėjo būti nukreipta į Europą. Ir taip, tai taip pat pablogėjo po husių incidento. Kad visa ši tiekimo grandinė veiktų tokiu pačiu gabenimo tempu kaip anksčiau, staiga reikėtų daugiau tanklaivių. Tačiau pasaulis neturi tokio magiško triuko. Žinoma, galbūt pavyktų įtikinti vieną kitą tanklaivį atidėti remontą dar vienai kelioniai, bet tai tikrai neišspręs tiekimo problemos. Jei Ukraina išvestų iš rikiuotės šešėlinio laivyno tanklaivį, ji ne tik paliktų jame esančią naftą, bet ir įstrigdintų visą uoste laukiančią naftą, priklausančią nuo šio tanklaivio reisų. Kitas šešėlinio laivyno tanklaivis greitai neužimtų jo vietos. Kad nesupyktumėte koalicijos partnerių dėl kas 2 savaitės pasikartojančių naftos išsiliejimų, galite naikinti tuščius tanklaivius. Nafta vis tiek lieka įstrigusi uoste. Vienintelis iššūkis buvo pataikyti į judančius taikinius, kurie dažnai būna natūraliai gerai apsaugoti ir yra tolimuose atstumuose. Būtų naudinga, jei Europa būtų taikiusi sankcijas ir saugumo taisyklės šešėlinio laivyno tanklaiviams. Iš patirties žinome, kad Rusija nereagavo į tokias priemonės reikšmingai. Todėl logiška, kad Ukraina specializuojasi gana eskaluojančiuose Rusijos teritorijos bombardavimuose, o Europa specializuojasi labai europietiškame dalyke – tarptautinės teisės užtikrinime. Šį antrąjį etapą laikyčiau nuosaikia Ukrainos sėkme, tačiau jo rezultatai neprilygo tuo metu vykusiai naftos perdirbimo gamyklų kampanijai. Tai mus nukelia į 2025 metų pabaigą, kai Amerikos avantiūrizmas pradėjo keisti saugumo aplinką. Jungtinės valstijos pradėjo taikyti de facto blokadą, karantiną, Venezuelai. Daugiau jokios naftos neiškeliauja iš šalies. Atsiradęs tiekimo šokas padidino tanklaivių prieinamumą. Dauguma kapitonų vengia Venezuelos krantų, nes Jungtinės valstijos griežtai vykdė šią politiką. Tam tikro meksikietiško patiekalo gerbėjai buvo sutrikę, bet taip nutiko. Tanklaivių taikymas vis dar buvo vertingas ir po to, tik nebe toks vertingas. To butelio kaklelio nebebuvo. Pats tanklaivis galėjo būti vertingas ir tai būtų siunčiama žinutė kitiems kapitonams, bet tai nesutrukdytų Kremliui rasti kito tanklaivio, kuris užimtų jo vietą. Karibų karantinas buvo tik apšilimas. Persikelkime į naujus metus, praleiskime specialiąją Maduro operaciją, vasario 28D. Jungtinės valstijos pradėjo oro karą prieš Iraną. Netrukus po to Iranas de facto uždarė Hormūzo sąsiaurį. Visi koncentruojasi į kylančias degalų kainas kaip uždarimo pasekmę, tačiau logistikos srityje vyksta subtilūs pokyčiai. Kai kurie tanklaiviai jau kelias savaitės įstrigę Persijos įlankoje, o dar daugiau jų nesiryžta ten įplaukti ir ieško kitų užduočių. Pavyzdžiui, nuvykti paimti naftos iš Rusijos. Vis dar verta neutralizuoti Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivius, kai tik įmanoma. Europos šalims vis dar verta taikyti savo taisyklės šešėlinio laivyno tanklaiviams. Jei esate strateginis planuotojas Kijeve, nebetikslinga sutelkti dėmesį tik į tanklaivių taikinius. Tai siejasi su praėjusios savaitės įvykiais. Ukraina vėl perkelė dėmesį. Dabar Rusijos naftos eksporto terminalai atsidūrė taikiklyje. Kad būtų aišku, tai nėra visiškai nauja. Eksporto terminalai trumpai pasirodė laiko juostoje nuo vaizdo įrašo pradžios. Smogti Baltijos jūros uostams sudėtinga dėl atstumų. Kadangi eksporto terminalus sunkiau susprogdinti, galbūt norėsite dronams pritvirtinti didesnį sprogmenį. Tai blogas derinys, prisiminkime Diego Garcijos incidentą, kad sviedinys skristų toliau tenka mažinti kovinę galvutę. Pamastykite, kodėl prie to priėjome, palikdami naudingosios apkrovos skaičiavimus nuo šalyje. Šiuo metu yra per daug naftos ir tanklaivių. Rusija neturi perteklinių eksporto terminalų ir jų plėtra nėra paprasta. Juos sunaikinus žlugs visa ekosistema.
Pradėsiu nuo įprasto karo rūko perspėjimo. Šios istorijos detalės skirtingose šaltiniuose skiriasi, bet įvyko kažkas panašaus. Kovo 22 diena Ukraina pasiuntė daug dronų į Primorsko naftos terminalą prie Baltijos jūros. Smūgiai pataikė į terminalo prieplaukas, užsidegė keli kraunami tanklaiviai. Įprastas Primorsko eksporto kiekis – 1 milijonas barelių per dieną – dabar tiesiog kaupėsi sausumoje. Ir vis dėlto tai buvo tik apšilimas. Kovo 25 d. Ukraina surengė didžiausią šių metų dronų ataką prieš Ustlugos terminalą, kai kurie dronai galėjo pataikyti į Primorską antrą kartą. Daugiau sustabdytų operacijų, galbūt dėl Ustlugos geležinkelio sistemos nutraukimo. Prie krantinių gali būti degančių tanklaivių. Vis dėlto iš rinkos pašalinta dar 700 000 barelių per dieną. Kad viskas liktų chaose, Ukraina vėl smogė Ustlugai kovo 27-ąją. Nepaisant karo rūko, galime būti tikri, kad ten gaisrai tęsiasi, o tai reiškia, kad vienaip ar kitaip naftos siuntos šiuo metu nevyksta. Tačiau turėkite omenyje, kad čia kalbama apie didelius pinigus, todėl Rusija atnaujins eksportą vos tik tai taps įmanoma. Dabar atlikime trumpą skaičiavimą. Primorskas ir Ustluga sudaro 40% Rusijos naftos eksporto, tad Rusijai liko 60% eksporto pajėgumų. 60% nuo 94,73 JAV dolerio yra 56,84 JAV dolerio, naudojant vakarų Teksaso lengvąją naftą kaip etaloną. Iki karo su Iranu vakarų Teksaso lengvoji nafta kainavo 67,02 dolerio. Šie išpoliai daugiau nei kompensavo Irano Ormuzo sąsiaurio uždarimo poveikį. Tai nėra tikslus skaičius. Rusijos nafta įkainojama ne taip, kaip vakarų Teksaso lengvoji nafta. Rusijos nafta daugiausia seka pasaulinės kainas dėl rinkos jėgų, o vakarų Teksaso naftos kainų pokyčiai matomi aiškiau. Procentinis palyginimas teisingas ir palankus Ukrainai. Kad būtų aišku, tai iš esmės Ukrainos padėties nepagerina. Dar geriau Ukrainai būtų, jei Irano karas nevyktų. Nafta vis dar kainavo 67 dolerius už barelį, o Ukraina būtų išjungusi Rusijos Baltijos terminalus. Išpuoliai prieš terminalus kelia du svarbius klausimus. Pirmiausia, kyla klausimas, ar JAV teikia žvalgybinę informaciją šiai operacijai. Trumpo administracija nenori nieko, kas galėtų didinti benzino kainas. Mes matėme išimtis dėl antrinių sankcijų šalims importuojančioms rusišką ir iranišką naftą. Taigi pagalba šiuo atveju reikštų didelį nenuoseklumą Baltųjų rūmų politikoje. Kažkas CŽV ar kitur vis tiek perdavė informaciją Ukrainai, nes nebuvo aiškiai pasakyta to nedaryti. Nėra taisyklės draudžiančios perduoti žvalgybinę informaciją Ukrainai. Pasak pranešimų, žvalgybos bendruomenė labiau nori padėti Ukrainai nei Baltieji rūmai. Tai gera žinia Ukrainai. Arba vis dar teikiama žvalgybos informacija, arba Ukraina smūgius vykdo savarankiškai. Kitas klausimas. Ar operacija tvari? Tik tikriausiai Rusija nebus praradusi 40% pajėgumų amžinai. Nenustebčiau, jei dalis pajėgumų vėl veiktų, kai klausysitės šio įrašo. O jei kalbame apie bandymą vėl sugriauti tai, ką Rusija suremontavo ir naftos terminalai tampa naujų pagrindinių Ukrainos taikinių, galima tikėtis, kad Rusija atitinkamai perskirsti savo gynybą. Tai gali reikšti, kad daugiau oro gynybos dislokuos Baltarusijoje, nes vienas iš 2 Ukrainos maršrutų daug laiko praleido virš Baltarusijos, Rusijos partnerės sąjunginėje valstybėje. Ukrainos dronų ataka nebuvo ideali. 2 nuklydo nuo kurso, o vienas regis kliudė medį miškingoje Latvijos vietovėje ir paskui be incidentų sudužo. Tokias tikras nuotraukas retai pamatysi, bet šias pateikė Latvijos gynybos ministerija. Kitas nuo kurso nuklydęs dronas trenkėsi į Estijos elektrinės kaminą, tačiau daugiau žalos nepadarė. Mokymasis ir nuolatinis tobulinimas yra raktas, kaip pakeisti antraštę iš 40% šiuo metu neveikia į 40% neveikia. Taškas. Turėkite tai omenyje. Taigi, kokias pagrindinės mintis šiandien išsinešame?
Ukraina pritaikė savo kampaniją prieš energetikos infrastruktūrą besikeičiant karui. Eksporto terminalai dabar yra silpnoji Rusijos pusė. Ukraina laikinai atjungė 40% pajėgumo, taip daugiau nei kompensuodama ekonominę naudą iš Hormūzo uždarimo. Tačiau Ukrainos darbas tuo nesibaigė. Dėkoju Ground News už šio vaizdo įrašo rėmimą. Apsilankykite ground.news/linesonmaps arba nuskaitykite QR kodą ir gaukite 40% nuolaidą Vantage planui. Man tai jau 28 dienos iš eilės. Manau, kad suaugusiųjų pareigos kitą savaitę mane įveiks, bet kol tai truko, tai buvo įdomi serija. Žiūrėkite kitus mano vaizdo įrašus, kad vakarėlis nesibaigtų. Jei jums patiko šiandienos vaizdo įrašas, paspauskite patinka, pasidalinkite ir prenumeruokite. Ir pasimatysime kitą kartą. Saugokit save.